Sveiki, šiandien Vaiko raidos klinikoje svečiuojasi nauja mūsų įmonė, kuri mus paremė savo priemonėmis. Tai prašysiu jūsų prisistatyti ir tuo pačiu pristatyti savo įmonę ir savo produkciją ir papasakoti daugiau, ką jūs veikiate ir kuo užsiemate. Mes esam AB Klovin Baltic, tai yra Lenkų gamintojo Klovin SA filialas, net ne filialas, sakykime, o padalinys Pabaltijos šalyse. Nes mes patys priklausom visam koncernui Klovin SA. Taip pat tas fabrikas turi savo skyrius, savo gamyklą vieną Ukrainoje. Taip pat Vokietijoje pardavimo padalinį ir mes esam Pabaltijoje. Tai dirbam jau 14 metų. Ir kadangi uždirbam, stengiamės pasidalinti su visais, paremti. Tai Maisto banką remiam jau 10 metų. Jūs atradot mus ir jūs dabar stengsimės stabiliai ten į metus kartą 2 skirti paramą. Sportininkus remiam. Ir šiaip galėtume ir daugiau remti, jeigu būtų galimybės, bet kiek turim galimybę, tiek stengiamės. O kodėl jums yra tada toksai svarbu padėti kitiems? Nes galbūt čia ateina iš pačio patirties, kadangi visko teko patirti ir sunkesnių, ir lengvesnių akimirkų, ir kada atsiranda žmonės, kurie tau padeda, už nieką, neatlygintinai taip, tada ir pačiam kyla noras daryti toliau tą patį. Tai jūs tiesiog versle, kai susidurėte su sunkumais, šiandien dieną galite pasakyti, kad ir verslas verslui dažnai padeda? Gal ne taip, sakykime, gal ne verslas verslui. Taip, būna ir tokių variantų, man asmeniškai neteko to patirti, man asmeninės buvo problemos, bet aš tikiu, kad taip ir vyksta viskas. Labai džiaugiamės, kad vis daugiau įmonių jungiasi į mūsų gerumo tą akciją ir šiandien dienai tikrai norime padėkoti ir pasakyti didelį ačiū, kad jūs prisidedate ir kad skyrėte į mūsų gerumo dėžutę šias prekes, tai yra skalbimo milteliais, taip jūs prekiaujate, tai yra, kaip aš supratau, indaplovių priemonės ir minkštikliai. O kokių dar galbūt turite? Čia vienas iš pagrindinių mūsų, viskas, kas susijęs su skalbimu, su buitiniu naudojimu, indaplovėm, valymu, prekės įvairios. Sakykite, gal galėtumėte paskatinti ir kitas įmonės jungtis prie šios gerumo akcijos, gal kažkokią žinutę galėtume dar perduoti? Šiuo metu, aišku, tokia situacija, kai už mūsų vyksta karas ir ne visiems pavyksta galbūt su ta parama. Tikrai. Kažkaip tai, aišku, reikia visada padėti, bet yra kaip yra. Kaip yra, taip. Tai dabar sakykite, o tas fabrikas Ukrainoje, jisai dar veikia? Taip veikia fabrikas pagal galimybės, bet stengiamės dirbti, stengiamės gaminti. Tai aišku, reikalinga ten parama, bet reikalinga parama ir čia vaikams. Kiek galim, tiek padedam. Tai kviečiu visus prenumeruotojus užsiprenumeruoti gerumo dėžutę ir tai padėti mūsų Lietuvos vaikams, bet taip pat kviečiu ir visus jūs įsigyti šią produkciją, nes pirkdami šią produkciją jūs padedate ir Ukrainai, kuri šiandien dienai kovoja kare. Tai šiandien tokia labai galbūt jautria žinutė, kuri apjungia 2 labai jautrias šiandien dieną iniciatyvas, tai yra vaikučius ir karą Ukrainoje. Noriu jūs visus tą intenciją pakviesti užsiprenumeruoti gerumo dėžutę puslapyje www.gerumodėžutė.lt. O aš savo ruožtu tada raginčiau aukoti, raginčiau pirkti mūsų produktus, iš kurių mes dalį skirsime paramai ir juos galite įsigyti prekybos tinkluose Norfa, Depo, ir mūsų internetinėje parduotuvėje prekybosbazė.lt. Pirkdami mūsų produktus paremsite ne tik vaikus, bet ir ukrainiečius.